Sveiki, mėly AKMC žiūrovai. Greitai pademonstruosiu, kaip galima pašalinti triukšmą iš jūsų garso įrašo su nemokama atviro kodo programa Audacity, prieinama tiek Linuxams, tiek Windowsams ir, ko gero, visoms žinomoms operacinėms sistemams. Tai pirmas dalykas, ką padarysiu, įrašysiu bandomąjį garso įrašą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tvarkoj, sustabdysiu. Šitą savo įrašą greitai išsaugosiu, eksportuosiu į tvarkoj. Eksportuosiu į firmas. Gerai, bus plėtinį pasirinksiu MP3, išsaugosiu. Gerai. Turiu šitą ir ką darysiu toliau. Tai šiek tiek dabar padirbėsiu šiuo įrašu. Tvarka. Pirmas dalykas, tai eisiu į efektus ir normalizuosiu savo įrašą. Kaip matote, pagal amplitudę, tai garso įrašas buvo sustiprintas takelėje tiek, kiek galima, iki iškraipimų galimų. Kitas žingsnis, pasižymiu tylę vietą. Kaip matote, pas mane šitą vietą yra triukšmai įvairūs. Pasižymiu šitą vietą, kad galėčiau ją analizuoti. Per truputį grįšiu čia. Taip, spaudžiu efektus ir triukšmo pašalinimas. Pirmas žingsnis, reikalingas gauti triukšmo profilis arba programa turi galimybę nuskaityti būtent pažymėtą mūsų plotą ir suprasti, kas per triukšmas ten yra. Spausiu gauti profilį, pažymėsiu visą savo takelį, vėl eisiu efektus, triukšmo pašalinimas. Kaip matote, skaičiukai yra pasikeitę, galite pamėginti pasižaisti su savo nustatymais, kad išgauti geriausią rezultatą. Aš pasitikėsiu programos nuskaitimu ir pasiūlytais nustatymais, spaudžiu gerai ir kaip matėte pasikeitė, buvo išimtas visas triukšmas. Žinoma, garsas šiek tiek yra paveikiamas, bet skirtumas bus labai ženklus. Spausiu vėl eksportavimą, turėjau pirmas ir išvalytas. Vėlgi MP3. Išsaugoti. Gerai. Neišsaugosiu. Tvarkoj. Kitas dalykas, ką planuoju padaryti, tai paklausyti tie įrašą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tvarka. Tik išvalyti įrašą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaip matote, skirtumas yra. Tai kągi, dėkui, kad žiūrėjote. Sėkmės jums ir švaraus garso, švarių įrašų. Dėkui, kad žiūrėjote. Daugiau tokių pamokėlių galite rasti adresu www.akmc.lt. Iki.